Sveikutės dar kartą. Na, kadangi penktadienis, 13 diena, noris išsitraukti juodasias nekrotaro ir tiesiog pažiūrėti, kas bus. Paklausti dvasių, kas bus. Paklausti kortų, ką kortos parodys, kas bus. Nieko nesukonkretinu, kaip kortos rodys, taip ir pasakysiu. Laiką, periodą sugalvokite pačios. Galbūt netgi kryptį nurodykite pačios, kurioj srityje. Taigi, kas bus? Pirmas variantas, antras variantas, trečias variantas ir ketvirtas variantas. Na ir nieko nelaukia, pažiūrėkime, kas bus. 3 kardai. Trys kardai. Na taip. Sudužimas, vilčių sudužimas, iliuzijų, įsivaizdavimų, o gal ir sudaužyta širdis. Bet tai nebūtinai, tai gali būti nebūtinai meilės srityje. Gali būti tiesiog piktumai, nesutarimai, gali būti konfliktas. Arba tiesiog, jeigu tai darbo sritis, tai gali būti nušalinimas nuo kažkokių pareigų ar nuo kažkokio projekto. Ir būtina atsiriboti nuo nemalonių dalykų. Būtina vengti kažkokių tai nemalonių dalykų ir stengtis išeiti iš tokios netenkinančios padėties, iš nemalonių tokių, stengtis apeiti nemalonių žmonės. Galbūt žinot, kažkokius, kurie kaišioja pagalius į ratus. Tiesiog nebendrauti su tokiais žmonėm. Arba juos pašalinti iš savo gyvenimo. Viskas, basta, kaip sakyti, užraukta su jais. Išmesti juos iš savo minčių, tokius žmonės. Pažiūrėkime, kas bus, ką kortos parodys. Atsiskyrėlis, pentaklių pažas, 2 pentakliai, 2 lazdos, pakaruoklis, na taip, panašu kažkas traukiasi, kažkokia situacija iš jūsų traukiasi ir na, tiesiog apmąstymuose esate ir jums reikėtų, žinot, nes pentaklių riteris jis toksai besimokinantis žmogus, galbūt iš savo patirties besimokinantis, gal tobulėjantis per tuos įvykius, per nemalonę patirtį. Ir 2 pentakliai, tai vėlgi, ir čia žiūrėkit, ir 2 pentakliai, ir 2 lazdos. Jums labai svarbu suprasti, susirinkti žinias, kaip jums pasirinkti. Ir neskubėkite, jums patarė kortos. Nepriskaldykite malkų iš vienos kaladės visos krūvos. Nes paskubėdami pernelyg nereikia. Ir kortos patarė
Visose srityse, kokioj tai srity bebūtų. Bet čia pirmiausia toks, kažkas išeina. Jūs turite pabūti atsiskyręs, turite nurimti, turite apmastyti, turite įsigilinti į situaciją, įsigilinti į save, į priežastis to įvykio, koks tai įvykis bebūtų. Nes tai gali būti tiek meilės srityje, tiek kažkokiuose reikaluose. Ir tai rodo, kad jums reikia protingai pasirinkti. Jūs labai gerai turite išanalizuoti situaciją. Turite susirinkti žinias, turite susirinkti informaciją ir truputį neskubėti. Padelskite, truputį padelskite. Pažiūrėkime, kas bus. 7 kardai. Pentaklių karalius ir taurių tūzas. Ir jūs tada sugebėsite sukovoti, sukonfrontuoti su ta situacija. Ir pas jūs ateina pentaklių karalius su atvira mylinčia širdimi. Ateina meilė. Jeigu tai darbo reikalų srityje, galbūt jūs sutinkate žmogų tame darbe, kuris jūs mylės ir suteiks meilę. Čia meilė, finalas meilės. O jeigu jūs sugalvojate, pavyzdžiui, kas bus darbo srityje, tai puiku, jūs arba rasite visiškai kitą, labai puikiai apmokamą darbą. Jūsų finansai pagausės, jums patiks tai, ką darote, jums patiks jūsų sritis, jūsų darbo pobūdis, jūs kaifuosite ir jūs būsite patenkinta nuo savo pasirinkimo. Jeigu tai meilė, tai jūs sugebėsite sukonfrontuoti, atremti visas konkurentės, jeigu tokios yra, ir pirmiausia, tai nustumti tą nemalonę patirtį ir jūs sugebėsite teisingai pasirinkti. Jūs sugebėsite pasirinkti teisingai. Jūs sugebėsite pasiimti tai, kas jums priklauso. O jums priklauso pentaklių karalius ir taurių tūzas. Meilė, laimė, švytėjimas jūsų akių. Bus gražu. Tik patarimas iš karto. Pabūkite atsiskyręs, patobulėkite, susirinkite žinias ir informaciją apie tą situaciją ir neskubėkite. Pabūkite kažkurį laiką tokiam nuotolyje, pasvarstymuose. Nereikia paskubėti per nelyg daug. Taip. tą paliksiu. Taip, antrasis variantas. Kas bus? Kvailys. Atsipūskite, nieko neimkite į galvą. Man kažkodėl atvertus šitą kortą norisi sakyti, na ir dzin, na ir tegul. Nežinau kodėl. Atsipalaiduokite. Ir jeigu, pavyzdžiui, kažkas jūs įžeidė, na ir tegul. Tai jo problema, tai ne jūsų problema. Jeigu kažkas iš jūsų pasijuokė, ar įžeidė, ar ten dar kažką, na ir tegul. Jam pareis lazda antru galu. Jis gaus 10-eriopai ir tegul gauna. Visada yra kvailys, nulinė korta. Visada yra, jums yra va dabar šansas viską nunulinti ir pradėti nuo naujo. Iš naujo. Nekreipiant dėmesio į seną patirtį.
Bet, žinot, galit, pavyzdžiui, nuo nulio pradėjimas gali būti ir atleidimas, tarkim, tiem tokiem, kurie skaudina, kurie šaiposi, kurie dar kažką tai daro. Bet kitas variantas, jūs galite juos išmesti iš savo gyvenimo, iššluoti su savo šluota. Ir švariai atsinaujinus pradėti be jokio įsitempimo, be jokios įtampos. Kelionė per savo gyvenimą iš naujo. Kas bus? Saulė, nova. 4 lazdos. Vežimas. 9 kardai. Teisingumas. Ir 8 taurės. Kas bus? Vienareikšmiškai, nuostabu bus. Pergalės, laimė, meilė, stabilumas, viskas labai puiku. Ir pradėję iš naujo, vat nuo to nulio, sugebėsite tuos pralaimėjimus, tą širdagraužį pažaboti. Ir ne veltui man kažkodėl norėjosi sakyti apie tuos skaudinusius žmonės. Jūs juos išmesite iš savo... Čia nesimato, aš tuoj patrauksiu. 8 taurių nesimato, va. Jūs sugebėsite patraukti tą iš savo gyvenimo. Nes pirmiausia, tai jums viskas puiku. Laimėjimai, sėkmė, žydėjimas, švitėjimas, stabilumas, pergalė, triumfas. Visame kame, bet kokią temą jūs čia sugalvojote. Ir kada jūs jau turėsite visą šitą poziciją, jūs atmesite tuos visus skaudulius ir jūs sugebėsite įvykdyti tą teisingumą va šitiems, kuriems norisi sakyti dzin ant jų. Ir jie pasitrauks iš jūsų gyvenimo. Ir jūs gal netgi greičiau jūs iš jų gyvenimo pasitrauksite. Jūs įvykdysite teisingumą, jūs iš jų gyvenimo pasitrauksite. Tegul jie jaučia, kad jie neteko, kad jie pralaimėjo, kad jūs švytite, jūs džiaugiatės, jūs saulė, jūs su vežimu išvažiuojate į teisingą pusę. Ir iš jūsų kelio jūs pačios sugebat pašalinti, patraukti tuos neteisingus, kliudžiusius žmonės. Vos nepasakiau šiukšlės, bet taip ir panašu, kad taip ir yra. Puiku. Puiku. Na gerai, dar užtvirtinkim, kas bus. Ir jūs padarysite teisingą pasirinkimą. 2 kardai, tai visiškas teisingas pasirinkimas, be gailesčio. 4 taurės ir stabilumas, ir pasiūlymai atsivers, ir kažkokie, gal dar, žinot, gali mėginti. Ne, vat kaip ir tik mintį turėjau. Jie dar mėgins tie šiukšlės kažką jums siūlyti, kažką gal taikytis, bet jūs atmesit, jūs nebenorėsit, nebesusidėsit su tais, nes jūs aukščiausioji žinia, va, viskas. Jūs matot kiaurai tuos priešus, jūs nebesusidėsite su jais. Nes va čia jūs jau atsirinkinėsit, jūs, kaip sakiau, iššluosit, jūs pasitrauksit. Bet jie, suprantat, jie tokie, žinot, prisisiurbėliai, kurie prisisiurbia ir traukia iš jūsų energiją. Jiems bus skaudu, kad jūs pasitraukėt.
Bet jūs sugebėsit atsirinkti, jie dar kažką siūlys, dar kažkur mėgins jūsų gyvenime figūruoti, kažkokią energijos dalį savo pasimti, bet jūs matote, kad neverta su jais, visiškai neverta prasidėti ir jūs, tarsi tas šiukšlės jūs iššluojate ir jūs saulė, jūs šviečiate, jūs triumfuojate. Esate tiesiog laiminga. Būsite laiminga ateityje. Toks antras variantas. Taip. Kas bus? Pažiūrėkime trečiąjį variantą. Pentaklių karalienė. Na kas bus? Švitėsite aukso spindesyje, mergaitės. Kasgi čia daugiau gali būti? Pentaklių karalienė, tai viskas, kas gražiausio, geriausio, materialaus yra šiame pasaulyje, jūs tą turėsite. Jūs pasieksite karjeros, jūs pasieksite aukštumų, tobulumo, žinių ir namai gražus, ir sotus gyvenimas, ir gausa. Kas bus? 3 lazdos, 6 kardai. 3 pentakliai. Kardų riteris. 9 kardai. Taurių karalienė. Na, bet kadangi jūs turite, žinot, viską turėsite, kaip sakyt, materialaus, viskas gražu, bet jūs vis tiek nenurimsite. Jūs priimsite sprendimą kažkokį. Turėsite planų ir tokių rimtų planų, ir kuriuos įgyvendinsite veikdama, pakeisdama situaciją. Gal netgi kelionę kažkokią turėsite. Toj kelioniai dar, sakyčiau, subręs arba tam pasikeitime tas toksai, žinot, minčių srautas gali visiškai pasikeisti. Tie planai tokie, pasikeitimas, toksai perversmas jumyse netgi įvyks. Ir požiūris jūsų pasikeis. Va, ir jūs subrandinsite tuos planus. Ir kardų riteris, vat, ir 3 taurės. Kardų riteris, jisai toksai, žinot, meistras. Meistriškai veikiantis. Tai viskas neš tokius gerus pelningus dalykus. Ir gali būti netgi tai kvalifikuotas kažkoks darbas, karjeros pakilimas, karjera. Va, ir gal kažkurį laiką netenkins kažkas tai jūsų šitam darbe, jums atrodys per mažai, jūs nesijausite dar tokių, žinot, laimėtojų visiškų. Ir žiūrėkite, bet jums be galo patiks tai, ką darote, jums patiks, gal netgi ir jausmai atsiras.
beveikiant, bedirbant, beplanuojant. Nes jūs, vat, taurių karalienė. Pasikeitimas toksai bus judesy, daug judesio, daug darbų, daug planų, daug veikimo, veiklos, užimtumas. Bet iki galo jūs nebūsite tokia, žinot, patenkinta. Ir vėlgi 2 kardai, vėl pasirinkimas kažkoks turėsite daryti. Jo, jums net, žiūrėkit, ištraukiau bokštas. Jūs turėsit pasirinkti, nes jeigu jūs netenkina, jūs turėsit vėl kažką rinktis, turėsit kažką daryti ir va tada 10 lazdų atstovėti, nes jūs matysite, kad jūs vežat ant jūsų krauna. Gerai, jums čia sekasi, jūs čia tobulėjat, gal kažkokia kelionė, gal kažkokia, žinot, konferencija. Jūs kažkiek pakylat karjeros laiptais, jūs gaunate pinigų, jums padidėja tas darbo užmokestis, bet jūsų iki galo netenkina, jūs vis tiek jaučiatės šiek tiek tokia, žinot, nepasiekusi to, ko norėjote pasiekti, nes jūs žinot, kad jūs verta esate žymiai daugiau ir jūs tada darysite pasirinkimą. Jūs darysit pasirinkimą ir jūs norėsit, žodžiu, tą situaciją jūs patrauksite. Jums nepatinka, kaip jūs vežate, jums nepatinka ir jūs nuosaikumas. Ir jūs rinksitės, visiškai rinksitės. Galite netgi visiškai keisti sritį, galite netgi visiškai pasitraukti, arba netgi gali būti tai, kad jūs nuspręsite iš vis nieko nebedirbti, o tiesiog ištekėsite. Nes jūs turėsite tą pasiūlymą, nes čia šalia, čia matosi tokių daug darbų, daug veiksmo, daug įtemptų ėjimas, judesys, kažkoks tai darimas, kažkokie tai planavimai, kažkoks tai, bet šalia kažkur tai eina meilė, jūs esat mylima moteris, bet ta meilė kaip ir nueina į tokį antrą planą ir jinai tokia nepastebima tampa. Bet ta situacija, jums žinot, dagrys. Ir jūs norėsit keisti. Ir jūs pagalvosit, kad reikia keisti ir reikia žiūrėti savęs, reikia žiūrėti savo asmeninio gyvenimo. Ir jūs ištekėsite. Jūs nuspręsite tą visą sunkų darbą truputėlį nuo jo, ne truputėlį, bet gerokai nuo jo pailsėti. Patrauksite. Va, ir tikėtina, kad jūs sukursite šeimą. Jeigu dar tokios šeimos neturite, arba jeigu jau yra ta šeima, jeigu jūs turite šeimą, tai tiesiog pasinersite į šeimą, labiau atsiduosite šeimai, nes čia šitoj situacijoje tikrai jūsų, jeigu turite šeimą, jūsų trūksta šeimoje, jūsų nėra šeimoje, jūs dirbate, jūs darboholikas čia. Nes čia visiškai visas jūsų laikas atimamas reikalams kažkokiems tai. Ir tada jau truputėlį nuspręsite, kad jau užtenka, reikia sustoti. Tai va, taip ir bus. Gal ir gerai, nes dažnai mes žinot, mes vežam, o ant mūsų krauna. Mes vežam, o ant mūsų krauna. Va. Kas bus 4. variantas? Lazdų pažas. Na, tas jaunuolis, lazdų pažas, jisai mylimas žmogus. Gali būti taip, kad sulauksit kažkokios tai naujienos, žinios iš mylimo žmogaus. Galbūt atsiras tiesiog toksai mylimas žmogus.
Gal prasidės kažkoks meilės romanas, kažkokia meilės istorija. Gali būti taip. Va, pažiūrėkime, kas bus. Taurių tūzas. 2 lazdos. Pentaklių tūzas. 9 kardai. Pasaulis. Žiūrėkite, taip, čia jums bus meilės pasiūlymų, atsiras mylimas žmogus. Jeigu jūs tokio žmogaus dar neturite, tai bus naujas mylimas žmogus. Ir tikrai meilė iki ausų, galiu pasakyti. Bet dar koksai čia dalykas. Jums atsiras galimybė pasirinkti, ar pinigai, ar meilė. Va. Ir va čia jau bus didžiausia jūsų dilema, ką pasirinkti ir kaip pasirinkti. Nes nuo jūsų pasirinkimo priklausys labai stipriai priklausys tolimesni įvykiai ir ką ir toliau visą tai jums duos. Nes jeigu jūs pasirinksite tarkim teisingai, taip kaip jums širdis sako, tai bus vienas dalykas. Jeigu jūs norėsite, pavyzdžiui, abu dalykus gauti, abiejų negausite dalykų. Vienas kažkuris dalykas turės išeiti. Tai va. Ir pasitraukti kažkas turės iš arba pinigai, arba meilė. Ir čia sunku bus jums apsispręsti. Nes nu va, ir pažiūrėkime dar, nes čia taip sudėtingai ir man atrodo, kad čia jūs rinksitės pinigus. Gali būti toks dalykas, kad yra rizika, kad jūs rinksitės pinigus. Tarkim, žinot, gali būti gyvenime taip, sueina situacijos ir atsiranda mylimas žmogus, kuriam jaučiate tikrai nevienareikšmiškai stiprius jausmus, jūs kažkokį tai darot žingsnius, jūs galvojat, kad viskas tvarkoj, einat su tuo žmogum ir galvojat kažką, ar verslą, ar kažką tai daryti, ar gaunat man atrodo, čia bus greičiausiai kažkokie reikalai, verslai, ir jeigu jūs kartu su tuo žmogum mėginsit daryti verslą, nebus gerai. Negalėsite su tuo žmogum verslo turėti. Jūs pradėsite pyktis, pradėsite nesutarti, pradės kažkas negero darytis. Žodžiu, su šito žmogum arba meilė, arba pinigai. Turite atskirti. Jeigu, pavyzdžiui, jūs sutinkate su tuo žmogum turėti meilę, jausmus, bendrų finansinių reikalų su juo geriau atsisakyti. Pinigai turi ateiti iš kažkur kitur, bet ne su šiuo žmogum. Kas bus? Kardų riteris. 4 kardai. 9 pentakliai.
Jūs kažką sužinosite. Ir bus reziumė taip. Kad jūs pasirinksite verslą, kad jūs pasirinksite pinigus. Jūs negalėsite paleisti tos pernelyg pelningos ir naudingos situacijos. Jūs pasirinksite pinigus ir jūs atstovėsite. Vis tik tai piktumai neišvengiami ir kažkokios nuomonių skirtumai kažkokie neišvengiami. Jūs sužinosite dalykus, kurie jūs privers pakovoti. Ir man toks vaizdas, kad jūs pasirinksite pinigus, reikalus, finansus. Kas bus? Teisingumas bus. Kas bus? Magas. Taip. Na, čia sudėtinga dėlionė apie jausmus. Norisi išpešti, kad gero kažką pasakyti apie meilės reikalus, bet čia, nebus taip, kaip jūs norite. Ir bus finansiniai reikalai, bus daug reikalų, bus daug tvarkymo, bus netgi teismai kažkokie, dalybos. Bet viskas jums naudingai pasibaigs. Jūs sugebėsite tą visą laimėti procesus, jeigu ten kažkokie ar teismai, ar kažkokios dalybos, ar kažkokie tai kivirčai, kovojimai dėl kiekvieno, teisinio dalyko, kažkokių tai dalybų. Nesakau, kad ten buityje tai bus rimtesni dalinimaisi, čia bus brangių daiktų, brangių dalykų, turinčių, kaip sakyt, ar verslo dalykai, ar kažkokie tai pastatai, ar kažkokie tai įranga, kažkas tai brangiai kainuojančio, ar netgi planai verslo, paties verslo planai. Čia sudėtinga. Tai iš pat pradžių jums rodo, nesileiskite su šiuo žmogum į finansinius reikalus. Atskirkite, jeigu jūs pasirenkate su šiuo žmogum meilę, jūs jokių būdų negalite su šiuo žmogum turėti kažkokių verslo reikalų, nes tai užsibaigs dalybomis, teismais, piktumais. Nors pabaiga jums materialiai naudinga visai gaunasi. Jinai visai naudinga materialiai šita pabaiga gaunasi jums. Bet jūs liekat, suprantat, patobulėjusi, išmintinga, pasisėmusi gyvenimiškos patirties, bet be meilės tokiu atveju. Dar aš vis tiek nenurimstu. Gerai, pažiūrėkime, kas būtų, jeigu jūs rinktumėtės meilę. Tik meilę. Na va, ir lazdų karalienė, tada būtų meilė, ir aistra, ir meilė, ir viskas, kas lazdų karalieniai, kas ugnies karalieniai. Patraukli, be galo geidžiama ir laiminga. Bet jeigu jūs pasirenkat, ir čia matot, kortos nuvedė į pinigų sritį, yra labai didelė tikimybė, yra labai didelė rizika, kad jūs neatsilaikysite prieš pinigus, prieš verslus, prieš dalykus. Tai tiesiog perspėjimas, kad žinotumėt. Jeigu jums, kaip sakyt, tas pažas yra per nelyg pažas, tik tais pažas, tai drąsiai. Arba net, gali būti čia toks variantas, kad jūs matysite potencialą tame lazdų paže ir jeigu rinksitės, kaip sakyt, jūs matysite, kad per tą meilę
galite pasiekti naudos ir tikrai nemenkos naudos. Bet čia ta nauda bus sunkiai, teismai, bus konfliktai, piktumai ir dalybos pasiekiama per tai ta nauda bus. Bet jeigu jūs, paklausėme, pasirenkat meilę ir neakcentuojatės į jokius pinigus, tam lazdų pažui jūs tada tampate lazdų karalienė ir jūs vis tiek aukščiau už jį. Tai čia ko gero toks variantas ir bus, kad jūs šitą pažą išnaudosite tam, kad pati pasiektumėte aukštesnių materialių pozicijų. Gal tai jūsų likimas, gal jūs tiesiog turite tą pažą, žinot, išgręžti gerokai. Jūs tada liekat mago pozicijoje. Žinot, kaip ir tą filmą Mumija. Išgrėžė, iščiulpė visus syvus iš žmogaus ir tas žmogus sudžiūna, susitraukia ir subyra. Taip jūs padarysite tam pažui. Jūs jo nepaliksite nei šlapios dėmės. Labai stiprus, labai magiškas variantas. Super. Čia atėjo žiūrėti magiškų galių vienareikšmiškai turinčios moteris. Nes šitaip čia šitoj dėlioniai net nesinori vėlgi užversti šitos dėlionės. Stipru čia yra. Čia tokia jėga. Na kągi, super, tiek. Tokie 4 variantai, kas bus. Tai va, mergaitės, sėkmės jums, sėkmės didžiausios. Iki.